Sveiki, sveiki! Esu Viktorija Baltramiejūnienė, sertifikuota veido mankštų ir veido savimasažų bei masažų trenerė. Tęsėme gražinimą ko? Taip, mūsų kaklo. Ana savaitė ir savaitė prieš darėme tokius pratimus, kuriuos dabar jums priminsiu. Vienas pratimas. Uždėjus svorio, tempiame ir šiek tiek pakeliame mūsų raumenį, kuris vadinasi platizma ir dengia visą kaklą. Antras pratimas, kuris buvo šoniniams kaklo raumenims, darėme su užspaudimu, užfiksavimu šiose vietose. Kągi mes dar turime palavinti? Buvo viskas, buvo šonai ir vidinis mūsų centras. Liežuvio šaknis, didžiulis raumuo, stipriausias mūsų kūno raumuo, o mes jo nelaviname, tinkamai nelaviname. Paimkime ir padarykime pratimą, kuris vadinasi šaukštelis. Mūsų kaklas turi lengvą kampą, tai yra šiek tiek smakras pakeltas ir mes savo liežuvį norime prispausti prie gomurio, įdėti šaukštelį į šaukštelį. Taip ir padarome. Ir paleidžiame dar kartą. Ir paleidžiame. Įsitempia du raumenukai. Jeigu šiam momentui jūs šitų dviejų raumenukų savo kaklo nematote, nenusiminkite. Jeigu jūs prispaudžiate sąžiningai liežuvį prie gomurio, viskas veikia ir ilgainiui jūs pamatysite rezultatus. Ir šią savaitę tuos rezultatus stipriname kasdien ne mažiau kaip po 15 kartų. Darome šaukštelį ir džiaugiame savo gražiu kaklu. Eikite savimi puošti pasaulį.